Labas, sugrįžau, Aidas, neprastas, esu vonėje. Tai vyro toks projekčiukas buvo, kad padaryti galiausiai vonios kambarį po kiek čia 8 mėnesių gyvenimo. Viskas buvo normaliai. Dušą turėjom, tualetą turėjom, kriauklę dar iki pašiol neturim. Ir kas mane labiausiai šitame kambaryje nervuoja, dabar mano vyras yra išvažiavęs ir aš galiu tai padaryti. Tai yra grindys. Man sakė jų neplauti, nevalyti, dar iš čia šveis kažką tokią. Bet man labai užkniso, nes velkas visas šitas blogis į kitus kambarius. Visos grindys būna tada baltos, nes, sako, tik tai prasiurbk ir viskas, ne. Tai, kad nebesineštų taip į kambarius, sakau, reikia įsiplauti, nežinau, kada iš čia vėl prieis. Ir prisižadėjo dar plus, kad man nereiks, o jisai užfuguos tarpiukus plytelių, nes yra vietom nepabaigta. Tai bus tiesiog lengviau juos užfuguot, jeigu išvalysiu. Tai ką pasidariau, nusiploviau takiuką į tualetą. O čia palikau. Žiūriu, visai gerai valosi, taigi nevalau, nes dar čia nebaigta, o aš manau, kad Robertas, kai grįž vakare vėl čia padarys savo bardaką, o gal šiandien jau nebus jam energijos, tai rytoj. Buvau minėjus, kad pasigirsiu, ką išleisiu su savo pirmąją YouTube alga. Taigi, ką matot už nugaras, taigi duris. Nusipirkau duris, nes buvo be durų. Ir čia dabar betvarkė tokia, bet dar užsisakiau dar vieną krepšiuką, nes vienas buvo. Tai vat. Ir daugiau kaip ir nieko. Tai vat, pasislėpė tokie laukiniai rūbai. Dar buvau užsakius, ką ten lentyną ir dar kažką, tai jeigu rasiu, įdėsiu video, nes buvau pradėjus daryti ir kažkaip nutraukiau, tada susirgom. Gruodį prieš šventes, 2 savaitės atkritom visi, tai kažkaip viską ir mečiau. Negavau dar iš YouTube'ės algos, bet jau išleidau aš juos beveik visas. Nuvažiuosim namo ir parodysiu, ką čia užsisakiau. Tai yra namam. Stoga. Labai nepatogu sėdėti. Turi pasilenkus. Tai buvo užsisakytas dar vienas toks krepšiukas. Čia šitas yra susidėti maišiukam. Susilankstom plastikinis toks. Vyriai. Ir vat duris ir dar vieną lentyną, čia bus miegamajam. Taip išleista YouTube'ės pinigai, kad susitvarkyti šitą erdvę, visiškai ją uždaryti. Tas stalčius dar vienas apačioj prisidės ir užsidarys duris. Viskas. Išleidau ne visus pinigus, bet didžiąją dalį, tai galite spręsti, kiek YouTube'as sumokėjo man už tą. Kas čia gaunasi lapkričio mėnesį. Na, o dabar tokie pietus. Tai čia morkos, cibulis su lydeka. Pavalgiau ir žiūriu, kompostdėžė pilna. Kompostdėžė pilna ir noriu įsinešti ir žiūriu, kad reikia pasidarbuoti. Tai atsikasinėjau savo keliuką, nes į batus viskas krenta, o kompostas kas antrą dieną užsipildo. Į tuos konteinerius mes nemetam kompostą, o tiesiog į kamputį miškelyje. Pasirodo, dar ir naudą teikiam gamtai, nežiūrim paukšteliai, randa ką palesioti. Tai šiaip jokių lesyklėlių neturim, nepratinam prie to, nes vis tiek tai kažkur išvažiuojam, tai ką žinau, pamirštume įprastų paukščiukui, o čia tiesiog patys randa ką, nežinau, lupenų kokių. Dar kažko. Jaučiu pats skaniausias dalykas, tai nuo vaisių visokie kauliukai. Ypač obuolių daug valgom, tai vat tas lieka jiem. Taip vat ir maitinamės patys ir gamta. Viskas. Pilam kompostą savo kiemo pusėj. Ir čia vat gaunasi, kur kurmiai buvo išsirausę, tai biški kliuvo kastuvas. Ir toks takelis jaučiu, Robertas grįžęs iš mane išvengs, kad aš čia taip nusikasiau savo takelį iki kompostinės. Pas mums sniego, aišku, ne tiek daug, kiek plungiai. Šiauliuose kur kas mažiau,
Bet va, irgi turim. Galim džiaugtis, kai jau šį kartą žiema atėjo. Taip pat nusikasiau ir įvažiavimą, kad į mašiną būtų kuo mažiau sniegą nešti. Čia taip gavos visai netikėtai, nes žadėjau tik kompostą išnešti ir atgal smukti namus, bet koks geras oras šiandien, tai kažkaip gavos, kai kastuvą pasiėmiau. Išėjau pasivaikščiot. Ir ne šiaip sau pasivaikščioti į parduotuvę, nors kai buvo vyras namuose, galėjau aišku važiuoti su mašina, bet sakiau, tu važiuok į molinuką, o aš pasivaikščiodama į parduotuvę pasibaigė žuvytę, kur vakar buvau padarius, kažkaip tikėjausi gal, ką ilgiau užteks, bet yra kaip yra. Šiaip nežinau, ką šiandien gaminsiu, tiesiog eisiu į parduotuvę, žiūrėsiu geriausias kainas, pasiūlymus, ir kažką reiks sumastyti pietum ir vakarieniai. Vaizdelis. Taip viskas apšalę. Dabar 8 laipsniai šalčio, rytą rodė netgi 17. Tai wow. Atėjo žemužė. Ir kas labai faina, visiškai nešalta, su termo rūbais. Šiemet pirmi metai, kaip jos naudoju. Anksčiau niekad kažkaip nei aš, nei Roberts nebuvom savim tai pasirūpinę, kad įsigyt tokių rūbų ir apie juos žinojom, bet kažkaip numaudavom ranką, kad kam čia reikia. Bet tai, aš net negalvojau, kad su termo rūbais ant tie galbūt komfortiškai, kai šalta. Ir dukrą vedžiau su rogutėm šiandien į darželį. Tai net po prakaitų atėjau, tai ką žinau, šiaip tėveliai sakė šalta. Man tai buvo labai šilta ir ką žinau, daugiau viskas. Deja, iš tos vietos, kur įsigijom šitas aprangas, nėra vaikiškų, bet dukrai paėmiau iš kitur termo rūbus, bet man jie tokie, nežinau, nelabai patiko, tai tiesiog aprengiau šiltai ir jai labai patinka su rogutėm, nenors su mašina važiuoti, tai vat tokiu dalyku tada jau pati savanoriui tą darželį ruošęs, o taip tai būn, kad mama, nenori darželį, nori aš dar mėguot. Dabar va, labai gerai, greitai įsijudam. Ten nusikaliau, bet ne nuo žingsnių, nes iki parduotuvės 2,5 km, bet nuo kuprinės svorę. Taigi, noriu parodyti savo tą aprangą stebuklingą, tai čia yra termo rūbai. Viršų palieku taip tiesiog su maike ir daugiau jokia megztinė, tiesiog striukė. Ir tada termo rūbai ir antros kelnes. Ėjau tiesiog su treninguva. Ir nesušaliu, įsivaizduoju. Anksčiau tiek reikdavo šalti, atrodo ir kojas greičiau pašaldavo, dabar nei kojas įpragaitavo, nei sušaliu, o tiesiog su paprastom kojinėm kaip ir visą laiką. Tai kaip džiaugiuosi aš tais termo rūbais ir kad Roberts, nežinau, kažkaip čia sumastė. Tai nuostabus dalykas pasirodo termo rūbai žiemą. Ir ką aš čia tik 32 metus sakiau, kad nereikia, turbūt. Tai vat, o ką nusipirkau? Pirkiniai iš Norfos ir Maksimos vynogės. Skanus šiaip apelsinai Maksimai buvo, dabar nežinau, ar jie bus skanus, bet tokie sultingi, tokie rūgštus ir, nežinau, tokie wow. Ir nusipirkau porą didelių. Kažkada irgi buvo labai skanus, nes mažiukai kažkada buvo neskanus. Nu tai žodžiu. Kas toliau? Sūrė su muštinėm. O čia jau prasideda va tokie žirneliai, kurie tikrai buvo sunkus. Čia prie vynuogių. Toliau lašiša. Dar, nu šis nesunkus. Bet Melisa labai mėgsta kukurūzus, tai paėmiau tiesiog užtepėlę. Toliau, kas sunku, visas kilogramas lydekos. Lydekai paliepus, man panorėjus. Tai varškės, vyro duona, kažkodėl mėgsta būtent šitą. Labai dar kilogramas šiaip mėsytės, galvoju padaryti, kaip čia jie vadinas, aiva, tiesiog paprastų karbonadų, kaip tai. Ir dar sūrė. Na ir batoną, aišku, porą, tai jau batoną nešiaus atskirai, nes jau man tiesiog netilpo į kuprinę. Pasirodo, iškita lūža.
Pasirodo, netokia talpinai. Norėjusi gal ir daugiau pasiimti tų produktų, bet pagalvojau, kad reiks pačiai neštis ir nesu mašina važiuoti, tai nenorėjau būti kupranugaris. Pasiėmiau tik tiek, tai nežinau, šiandien arba vėl lydekas darysiu, arba karbonadų padarysim. Bet greičiausiai gal bus žuvis, nes žuvytė kiek ten tai reiktų tų prieskonių, o mėsytė vis tiek pasimarinuoti ilgiau, tai gali būti, kad ir rytoj bus. Tai. O lydeką vyras susimanė, kad tiesiog dabar padaryčiau, paprasčiausiai iškepčiau orkaitėj be jokių morkų. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Ir kas labai puikiai, pliusas, tai šiandien išvaikščiau visą dienos normą, nes dar dukrą vežiau su rogutėm į darželį. Ir dabar čia tai jau daugiau nei 10 000 žingsnių. Šiaip, ko labai pasilgau, tai dviračio, bet su dviračiu nedrįstu dabar važiuoti, nes baisu kur nors biški slystelti į šoną. Ir buvo aš rudenį. Irgi su dviračiu pasidarius traumą, kur pas mumis yra toks keliukas į miestą, šunkėlis. Kaip ten važiniai traktoriai pagrindai ir kelias mašinas. Tai kas ten tiesiog žemių kelias išvažinėtas. Tai pasidariau traumą tame, kad paslydau ant to purvo, tai nevažiavau aš ten ilgai tą pusę, nes kritau tiesiog ir įsipurvinau savo šviesius treniukus. Niekam nerodžiau, net Robertui greit moviau į namus, į tą skalbenkę dėt ir viskas. Dabar atrodo jokingai, tada atrodė, nežinau, tiesiog kvailai gėda. Tai va, taip va. Tokie tie nuotykiai su dviračio, šiaip tai pasilgau dviračio mint, bet normaliu keliu. O ne tešlynais ir ne sniegynais. Nors kažkada buvo ir tokie laikai, kai su dviračiu mindavau per tą sniegą. Aišku, būdavo visko, kulverščių, bet ragaujam apelsiną, šiaip atrodo išlupimą. Labai skanus. Vis dar labai skanus. Taip pat norėčiau jūsų paprašyti, jeigu domina mūsų virtuvė iš Ikėjos, galite užklausti beleko apie ją. Ir kitam video tiesiog padarysiu grinai visas vaizdo įrašas skirtas mano virtuviai. Mūsų virtuviai šeimos. Ir tiesiog kiek mes ją išleidom, kokie niuansai, kas patinka, kas nepatinka, kokie pločiai, ką žinau. Nes buvo rašančių nemažai šiaip apie virtuvę, tai jeigu kažkam kyla klausimų, galite rašyti ir tada jau vaizdo įrašo atsakysiu. Šiaip nuo savęs jau esu kažką lyg ir numačius, bet gali būti, kad ką nors ir praleisiu. Tai labai būčiau dėkinga, jeigu tiesiog parašytumėt po šio video, o sekantis video jau bus grinai tiesiog šita balta virtuvė. O dabar žiūriu, beveik 4, jau toj vaiką iš daržo reikia paimti, o aš dar valgyti nepadariau. Tai ką dabar daryti, imti ir daryti? Bet reikia kažką ir su plukais daryti, ne? Neįkristų į maistą. Gal susirišti geriausiai. Tiesiog, kad paskiau nevalgyt plaukų. Netyčia. Mėsytė išmušta, o dabar laiks tiesiog marinuoti. O marinatas labai lengvas, taigi tik majonezas ir prieskoniukai. Mes labai paprastai gyvename. Tai vat ir mano gražiai prieskoniai sudėti į gražius tokius stiklinius indelius ir net su užrašu, vat. Kiaulienai pasimat atvirkščiai, nes su priekinė kamera filmuoju. Ir šiaip čia iš temo atsisinčiau, tai, bet labai patiko. Gerai, galim to nedaryti ir tiesiog barstam. Viskas su kiauliena. Dabar šitie daugiausiai darbo tai žvynelius tuos nuvalyti ir žarnikės išvalyti. Paskiau jau labai greitai viskas, kaip ir va, su mėsytė, tai iš vis labai greitai čia išdaužiau. Ir viskas, rytoj bus maisto, o šiandien nežinau, dar nežinau.
kiek visokie dar nereikalingo dalyko. Tų žvynų tai čia dabar nereikia. Ir mini truputį žarnų dar yra. Praeitą kartą dar ir visus tuos pelekiukus nupešiau, bet dabar nepešiuosiu. Ir pašoniai girdis Roberto seni video vyro. Žarnas. Kiek čia? Nedaug šiaip. Pašoniai vyro girdis video, nes nėra ką žiūrėti visiškai. Ajajaj. Tiesiog noris, kad kažkas būtų. Muzikas irgi nerandu, kokia patiktų. Tai tiesiog pajungiau vyro video pašnekėti, kad, nežinau, tiesiog noris, kad kažkoks garsas būtų kartu. Tai gavosi taip, kad lydeką sumaišiau tiesiog padaryti su makaronais, orkaitę iškepiau, nulupau odą, odą pavyko nulupti puikiai. Apipilant verdančių vandeniu, dar išėmiau tą pagrindinį kaulą, dabar metas ragauti. Vėl sekanti diena, lydeka gavosi gal šiek tiek sausoka pradžiai, bet kai atvėsiu, tai aš ją visą vieną ir sukapojau, man taip skaniai visai. Tai va, šitą video tuom ir užbaigiu. Ir sekantis video laukiam su virtuvė, kam įdomu.